Labas, Jelena. Labas. Gal turi laisvą minutę, norėčiau tau kelis klausimus užduoti. Žinoma, visada. Euro vaistinėje dirbi jau 25 metus. Kaip per tą laiką pasikeitei pati kaip specialistė? Išaugau kaip farmacijos specialistė, įgijau drąsos ir pasitikėjimo savimi. Dirbdama Euro vaistinėje save išbandei skirtingose rolėse. Kaip supratai, kad darbas vaistinėje tavo kelias? Iš tikrųjų, dirbau farmakotechnikę, vaistininkę, vaistinės vadovę, regiono vadovę, dėstytoją, bet dabar esu čia, vaistinėje, kur jaučiuosi labai komfortiškai ir gerai. O kas tavo darbe tau yra svarbiausia? Žmonės. Man yra svarbiausi žmonės. Kaip vaistinės vadoviai, man yra labai svarbus mano vaistinės kolektyvas, o kaip vaistininkiai, vaistinės pacientas. O ką mėgsti veikti po darbo? Aš labai myliu jūrą ir niekada nepraleisiu progos pasivažinėti su dviračiu pajūrio takeliais. Taip pat mėgstu aktyvų sportą, o pats didžiausias mano hobis ir aistra gyvenime yra siuvimas. Ko tave išmokė siuvimas? Kūrybiškumo ir taip reikalingos mūsų darbe kantrybės. O jeigu farmacija būtų sporto šaka, kokia sporto šaka tai būtų? Aš manau, kad sporto šaka priklausytų nuo mėnulio fazės. Kartais tai galėtų būti joga, ramiai, atpalaiduojanti, o kartais tai būtų lėkimas su dviračiu nuo kalno ir be stabdžių. Tavo nuomonė, kokios 3 savybės yra svarbiausios vaistinės vadovai? Atsakingumas, empatija ir mokėjimas, o svarbiausiai norėjimas sukurti tokią atmosferą, mikroatmosferą savo vaistinėje, kuomet visas tavo kolektyvas jaučiasi labai gerai. Na ir galiausiai, kaip vienu sakiniu apibūdintum savo darbą? Dinamiškas, nenuobodus ir labai atsakingas. Ačiū tau. Iki. Prašom, iki pasimatymo.